Sveiki visi, malonu, kad randasi patiktukų, malonu, kad randasi ir žiūrovų, kad ir nedaug. Bet tas mintis, idėjas, būtų malonu, kad jūs nebūtinai nuo mano vardo, galite ir nuo savo vardo, jei patinka mintis ar dar kažkas, tai kad skleistumėt. Vanduo, upė turi tekėti. Informacija tai yra vanduo. Žinios informacija yra vanduo. Tai va, upė turi tekėti. Tai ir tekinkit. Tai va, o šiandien noriu paliesti tokį dalyką, kas yra valia. Wikipedijai pažiūrėjau aprašymą, tai nieko, kaip sakant, konkretaus nieko nėra, kai visą laiką malama. Paskaičiau ir supratau, kad net ir jie iš tikrųjų nesupranta, kas tas yra valia. O jei supranta, tai matyt, nenori apie tai trumpai aiškiai pasakyti. Tai va, kas yra valia? Mano manimo, tai yra savo kryptingumo atstovėjimas. Šiaip gali būti ir ne savo. Tai yra kryptingumo atstovėjimas. Vat sakykim, tu turi kryptį, liboka, vat važiuoji iš vieno taško į kitą. Ir tau paskambina, oi, reikia ten ir ten. Ir čia tavo pasirinkimas yra. Ar tu renkiesi važiuoti toliau, ar renkiesi visgi sukti važiuoti kitur. Tai va, pasirinkai ir atstovėjai. Tu pareiškiai valią, pasakei, kad vat, sumetęs faktus, nusprendai, kad tai bus vat, taip, sakykim, geriau. Ir atstovėjai vieną dalyką ar kitą. Tai va, tai yra paprasčiausias kryptingumo atstovėjimas. Taigi, pasižiūrėjus į šiuolaikinį pasaulį, į šiuolaikinę pasaulietišką politiką, kas matosi, kad jau iš tikrųjų, kad žmogaus valia yra menkinama kiek įmanoma. Tikriausiai nereikia pavyzdžių daug duoti. Ir menkinama, mažinama jau mažiausiai šimtmečiais. Ta galima matyti. Aišku, paskutiniu laiku akivaizdžiai matosi. Yra daroma viskas, kad menkinti, mažinti žmonių valią. Paimam, kam tai reikalinga. Aišku, jūs nepykit, kad kartais dažnai pasivelia mintis ar ką, bet šitiem įrašam aš nesiruošiu. Šneku tiesiai šviesiai paprastai. Kam? Jeigu tik to, nuspręsti pats. Taigi, imkim dabar eilinius dalykus. Ar žmonės reiškia savo valią? Kodėl bet ko? Tiek buitiniai dalykai, tiek politiniai dalykai, tiek dar kokie nors dalykai. Sakykime, puikus pavyzdys Klaipėdoje. Važiavom į turgų, prie Eglės yra toks turgus, gana nemažas, ir tenais, kaip dažnai būna užsieniai, taip ir ten žiūriu. Nustebome su žmona, kad pora, aišku, jau pagyvenusi, su akordeonu ir su triūba. Ir jie labai fainai groja. Ten tai vienokia, tai kitokia. Iš tiesų tikrai fainai. Ir kas įdomiausia, ėjo ir šiaip ten buvo aplinkui tokių irgi pensininkų nedaug. O kiti visi ėjo pro šalį. Eina tiesiog pro šalį ir tiek su vaikais, tiek ne su vaikais. Muzika tokia, kad tikrai verta net vaikui. Tikrai įdomu, galų gale, kaip ta harmonika ten groja ar kas nors. Bet nei vieno nemačiau. Pora buvo ne viena su vaiku. Ir viena praėjo, po to kita, po to dar kažkas. Nei vienas nesustojo, neparodė vaikui, kaip kas kame. Tebūnie ten centų įmestų. Nei vienas. Ir čia iš tikrųjų be galo nustebino tas dalykas, nes visi yra bevaliai tokie, kad jie išskyrus tą, kas jau įkalta, jie daugiau nieko nežino. Čia tas pats kaip stiklinė. Jeigu tu ją pripilsi sklidiną, daugiau neįpilsi.
Tai vat čia lygiai ta pati esmė, kad jau, tokia politika yra, kad prikišti galvą libako, kas naudinga kažkam, ir gaunasi kas, kad tame šiukšlyne, sakykime, prikištam, tame, grinai, tuose pamazguose žmonės nebranda išeities. Čia tas pats, kas sėdė kambarį, tave užverčia šiukšlėmis ir atrodo ir to reikia, ir jeigu žmogus sutinka su tuo, ir gaunasi, kai jisai sėdi tamsioje aklavietėje, kaip sakant. Va, ir čia ir gaunasi, kad žmogus, aišku, uždarytas, jis laukia kažkokio tai ten šviesulio, gal nusileisiančio ar dar ką nors, kad kažkas kitas už jį sutvarkys, išvalys visą tą šiukšlyną, kuris yra jo galvoje. Tai va, ir keista, bet tuo būdu puikiai veikia valios nunulinimas. Bevališkumas, kaip sakant. Kam tas reikalinga? O tam, kad būtų žmonės ta masė, iš kurios gali lipinti, ką nori. Nori puškas, nori kažkokią nesąmonę, ir taip, aišku, manau, kiekvienam. Dabar žiūrėkit, nežinau kodėl, bet imam pasaulinę politiką ir visą laiką, kaip jūs matot, kokie bebūtų karai, yra naudojamas pasitelkiama žmonių valia. Kodėl? Nes be energinio užtaiso joks karas vienas dalykas neįvyktų, nes tu žmonių nepajungsi. Jokie neramumai nepavyktų, jokios apgaulės nepavyktų, ar galų gale, kaip dabar pas mus, žiūrėkit, atrodo, kaip sakant, yra durniai, vis tiek jie, kaip sakant, praeis liepto galą ir jiems bus ragas. Bet kada durnių yra labai daug, tada pavojus kyla elementariai normaliems žmonėms. Kuom tai pasireiškia? Man pandemija parodė puikiai, kad žmonės, kaip ir senais nacių laikais, taip ir dabar, jie gali, kaip sakant, nusispjauti visus kitus, kad tik jam būtų šilta, kad tik jam būtų gera, kad tik jis galėtų visur eiti, kur nori. Nes jis tą užsidirbo, užsitarnavo ir tiki televizoriumi, ir paklūsta televizoriui, ir tam, kas sakoma. Kodėl tas daroma? Vienas dalykas iš nežinojimo, antras dalykas iš kvailumo, trečias dalykas iš baimės, o bailių yra visa jūra. Ir kvailių, ir bailių. Tai va, tuos aš tikrai galiu laikyti apkvailintais žmonėmis. Ar jie sutinka su to, ar nesutinka, ar žino, nežino, čia yra atskiras reikalas, bet jeigu žmonės nesuvokia, kas yra gera, kas bloga, kas yra gėris, kas blogis, suprantu, tie jaunimas, čia yra, aišku, atskira tema ilga, bet tie, kurie auga žmonės, turi metų, ir jie iš savo tingumo nesugeba pasirankioti informacijos, biški pamastyti, va čia yra iš tikrųjų tingumas, o iš tingumo gimsta visa kita. Ir kai tinginys nori, kaip sakant, patenkinti savo poreikius kažkokius norus, kažkokius dar kažką, kai jam viskas tenkintųsi, va čia ir prasideda iš tikrųjų parazitavimas. Mano nuomonė, tai jau tokie žmonės jau yra parazitai. Aišku, čia labai plati tema, labai slidus reikalai, bet aš nieko nenoriu įžeisti, aš tik konstatuoju faktą. Tai va, ir tokius žmonės, pirmiausia, kaip sakant, jų protą pavergia tam tuose pamazgose šiukšlėse ir atima iš jų valią. Po to tad tie patys bevaliai eis, siaus ir darys libaką, kai jiem būtų gerai. Nusispjaunant ant visų kitų. Jeigu kitos nuomonės, viskas bus. Užteks paskelbti, kad kokia nors, kaip ir nacių laikais, kad
vat tie yra tikrai protingi, išmintingi ir tai yra tikroji rasė. Ir viskas. Ir jie eis ir kai tikrai eis ir kai jai reikės darys libaką. Nu, nenoriu gilintis, taip viskas aišku. Tai va, žmonės, būkit sąmoningi, kažko nežinot, klauskit, ieškokit ir audio knygų internete tikrai daug. Vat YouTube dabar klausiau, liko dar ten panašiai 3 valandas. Platono valstybė. Iš tikrųjų tikrai įdomiai klausosi, bet, nu, kaip man, jau vat tas nuo ten panašiai 4 valandų, kiek liko, 3 valandų, iš tikrųjų jau paboda. Nes suvokiau ką? Aiškiai eina suvokti, kad visas tas modelis, kuris ten aptariamas, aprašomas, jis, pasakyčiau taip, pergimdytas, kaip čia, ir kaip sakant, tai yra iškreiptas modelis pagal tą filosofiją ir taikomas šiuolaikiniam pasauliu. Nes akivaizdžiai matosi tie dalykai, kurie ten aptariami, apie kuriuos ten šnekama. Verta paklausyti. Verta visgi paklausyti tiem, kurie visgi domisi kažko daugiau, kurie mėgsta, kaip sakant, permastyti, pergalvoti, kas, kur, kaip, kame. Knyga įdomi. Antrąsyk nesiklausysiu, sakykim, tokios, bet vienąsyk tikrai įdomi knyga. Verta pasiklausyti. Tai va, domėkitės, audio knygų yra labai daug. 9 galybės, bet tik tai, žinoma, turit atsirinkti. Ar ten kokias nors fantastikas klausyti, ar atklausyti tai, kas tikrai įdomu. O žinių yra, kaip žino, 9 galybės. Reikia tik tais pasiieškoti, žinoti, ko nori. Tai yra pareikšti savo valią, atstovėti savo pasirinkimą. Tai va, atstovėjimas savo pasirinkimo yra mūsų valia. Jeigu mes to nemokam, esam bevaliai, kurios gali stumdyti, valdyti kaip kas nori. Tai va, manau, čia yra pradžia. Gerai, nebetęsiu. Iki.